Labas, trumpas video iš manęs. Tikiuosi garsas geras, nes labai dabar vėjuota, tai bandžiau pasislėpti. Bet jo, tiesiog norėjau pakalbėti apie vieną dalyką, kurį aš kaip ir supratau. Aš jį visai ką žinau, bet tiesiog toksai kaip naktį užsigalvoju ir kažkaip iš niekur nieko taip trenkia mintis ir toks smegenis sprogsta ir suvokimas toks atsiranda. Ką aš čia kalbu, nesvarbu. Tiesiog pagalvojau, aš nemoku valdyti savo jausmų. Ką turiu omeny, tai kad aš nemoku, jeigu aš blogai jaučiuosi, jeigu aš esu liūdnas, nemoku savęs paversti laimingu. Jeigu aš jaučiuosi vienišas, aš nemoku tiesiog prislopinto jausmo. Ir supratau, kad mano veiksmai iš tikrųjų, tai ką aš darau, pakeičia kaip aš jaučiuosi ir tada supratau, kad blemba, betgi aš galiu kontroliuoti savo veiksmus. Čia vienintelis dalykas, ką aš galiu kontroliuoti, tai yra ką aš darau ir kaip aš darau. Ir jeigu aš kontroliuoju savo veiksmus, tai reiškia, kad aš galiu vis dėlto kontroliuoti ir savo jausmus. Bet šiaip jo, yra vienas toks dalykas, kas man atneša didelę laimę ir šiaip tokį pasitenkinimą savim, tai yra filmavimas. Ir šitų video filmavimas man labai padeda ir taip pat man labai patinka kurti tokius kinematografiškai gražius filmukus. Ir aš pagalvojau, kodėl nesujungiu šitų dviejų dalykų. Ir aš tiesiog pagalvojau, kad tai būtų visai fainas iššūkis man, nes aš dabar norėčiau padaryti kinematografiškai gražų, bet va tokio stiliaus video. Ir čia bus mano kitas video, kurį aš įkelsiu. Tai va tokį aš savo tikslą duodu. Bet kalbant apie savo veiksmus ir, pavyzdžiui, aš dabar jaučiuosi ne kaip kažkodėl. Bet man labai įdomu pasidarė, kodėl aš nustojau daryti tai, kas man patinka. Ir aš net nežinau, kada tai atvyko, kad aš nustojau ir kas mane privertė nustoti. Ir šiaip aš žinau, koks aš esu žmogus, žinai. Aš žinau, kas man patinka, kas man nepatinka, ten ką galėčiau daryti belė kiek laiko ir ko negalėčiau, tiesiog ko nepakenčiu. Ir nežinau, kažkaip pasirodė, kad dabar, po praeitų metų, aš nebežinau, kas aš esu, aš nebežinau šitų dalykų, kas man patinka. Ir tiesiog atrodo, kad nelabai aš savęs dabar pažįstu. Tai, bandysiu vėl atrast, kas aš esu, kas man patinka. Nežinau kaip pasakyti, kad nebūtų banalu ir kad nebūtų taip apgailėtina, bet tiesiog atradęs vėl savo pomėgius ir vėl susipažinęs su tuo pasauliu, aš manau, kad tapsiu truputį laimingesnis. Ir jo, aš manau, kad dabartinis mano tikslas ir yra toks, kad tap trupučiuką laimingesniu. Ir man atrodo, kad tiesiog man gyvenime seksis geriau, jeigu aš pradėsiu vėl daryti tai, kas man patinka ir neįkalinsiu savęs dėžutį. Aš net nežinau, kaip tai įvyko, aš net nežinau, kaip aš atsiradau už toj dėžutį. Aš nieko nebežinau, come on, bet kitas video bus fainas. Aš žinau, kad tokie dalykai yra nuobodus, kai, tau neturėtų tai rūpėti, bet aš tiesiog noriu pasidalinti, kad kitas video, kurį aš padarysiu, atskleis trupučiuką manęs ir parodys, kas man patinka iš tikrųjų ir kitas video leis tau susipažinti labiau su manim. Ir nežinau, ar tu to nori ar nenori, bet jeigu pavyks tai padaryti, kaip aš noriu, tai bus labai faina. Ir man bus labai didelė praktika tiesiog padaryti kitaip tokį video ir galbūt atrasiu savo stilių, nežinau. Tiesiog atrasiu tikrai gabaliuką savęs, nes grįšiu prie to, ko pradėjau. Grįšiu prie dalykų, kuriuos dariau prieš 2 metus. Tai aš labai nekantrauju pradėti dirbti prie kito video, aš manau, kad jau pradėsiu dirbti šiandien vakare. Ir jo, žiūrėsim, kaip išeis. Aš esu įsitikinęs, kad išeis gerai. Nes jeigu neišeis gerai, tai kitas video bus toks, lygiai toks pat. Viskas. Aš manau, kad baigiu. Ačiū labai, kad žiūrėjai. Ačiū už tavo laiką ir atleisk, jeigu aš čia per daug užsikalbėjau apie nesąmonės. Bet tiesiog bandau būti atviras ir bandau dalinti savo kelionę, kuri nėra lengva kažkodėl man. Nors man tai nėra būdinga, nežinau, aš visai buvau toks o dabar aš Nors ir ką tai reikštų. Ir ką aš tau galiu pasakyti, tai yra, žinai, tu žinai, ką aš tau pasakysiu. Jeigu tai nėra tavo pirmas video, kurį buvo žiūrėti, tu žinai, ką aš tau pasakysiu. Ir tai yra geros likusios dienos arba gero likusio vakaro. Iki.